O kas jeigu mūsų vaikai, pavyzdžiui, sako, mama, aš tai noriu prasėdėti ant sofos visą dieną ar pažiūrėti filmukus? Taip, tai vat, jeigu kalbam apie vaikus, tai aš labai nepritariu požiūriui, kad vaikas prigimtinai žino, kaip jam judėti. Nežino. Nežino, tikrai nežino. Ir yra toksai požiūris, kad vaikam reikia netrukdyti, jie žino, kaip gulėti, kaip miegoti, ypač kūdikystė ir taip toliau, bet nežino. Vaiką mes užauginam, yra toks angliškas požiūris, išeipinam, tai yra padarom jo formą, kokią mes norim. Kai kūdikėlis gimsta, mes jį auginam kažkokioje aplinkoje, tai yra sėdynės, vežimai, miegojimo padėtis, ekranas, į kurį mes žiūrime vieną arba kitą pusę, jis tokią formą ir įgauna. Arbūzą galima įdėti kažkokią dėžutę ir jis augdamas įgaus kvadratinę formą. Tai lygiai taip pat ir vaikas. Todėl visų pirma, vaikui mes turime demonstruoti, rodyti, kokios formos jisai turėtų augti.